ant suolukų, ant visur, kur norit. Šiandien turi labai gražus tokios žodžius. Ateikite. Apie širdį šiandien mes kalbam. Žinot, kaip vadinasi gydytojas, kuris kalba apie širdį? Saulė mums sufleruoja, kad tai kardiologas, taip vadinasi kardiologas. Aš šiandien gal norėčiau jums parodyti savo širdį. Ar galiu? Jums įdomu? Ne visada aš rodžiu savo širdį, žinot. Bet aš norėčiau nuo šiandien tokią labai gražią evangeliją. Tai va, išėmiau savo širdį, įdėjau į šitą, į paketą. Ops! Va mano širdis, va mano širdelis, va. Gražus? Labai gražus irgi man. Va. Tai kardiologas rodo iš tiesų, kas yra širdyje. Nu ir kas ten yra mano širdyje, kas ten yra. Nes žinot, šiandien norim suprasti, kada Jėzus sako, jo burna, žmogaus burna, turit burną ar ne? Aš turiu parodyti burnos. Va, burnos, taip. Burnos kalba išpertekusi širdies, taip? Tai ką mes turim iš tiesų širdyje? Vienas dalykas parodyti širdį, bet kitas dalykas, žinot, irgi sužinoti, kas ten viduje yra. Nes iš to priklauso, kaip kalbės, kas? Burnos, lūpos, taip. Nu, davai. Kas ten yra? Tamsu biški ten man labai sunku suprasti, kas ten yra, žinot. O kas čia tokia? O, saldainis yra pas mane, jo. Jo, labai gerai. Nu, nežinau, ar tai skanus saldainis ar ne? Skanus? Nu, aš dar nevalgiau, nežinau labai. Nu, žinot, su tų saldainių aš galiu padaryti taip. Aš galiu juos suvalgyti dabar. Bet aš irgi galiu pasidalinti, ne? Su saldainiu. Galiu, pavyzdžiui, duoti vieną saldainį. Prašom. Kas ten dar aš turiu? Kas ten dar? Dar vienas saldainis yra. Jo, yra dar vienas saldainis. Oi, Laurinas jau šypsoja man. Ir žinot, ką aš noriu jums parodyti. Iš tiesų, kartais aš esu čiučiut toks, suerzinęs, nežinau, ten galva skauda, atsikėliaus kojos, kairės kojos, ane dešinė normaliai. Ir ateinu ir sakiau, nu, kas nors paprašys mane saldainį, ne? Ir aš galiu padaryti, a čia tą pusę nenori paprašyti? Va. Ir aš galiu pasakyti, nu tai imk. Daviau? Nu, bet gražiai daviau. Nu, nelabai. Gerai, kad jisai supranta mane, jis jau pažįsta, žinau. Nu, bet gerai, nu, ką aš ten dar turiu širdise? Telefončik turi, jo, koks fainas, jo. A ką aš dariu su telefonu? Ką aš dariu su telefonu? Aš rašau SMS-ky, aš galiu ten žiūrėti kažkokią video, ką aš galiu dar padaryti su telefonu? Taip, aš galiu paskambinti draugui. A jūs kokie žaidimai turite telefoną? Brawl Stars. Mobile, ką ten dar? Aš iš karto po to einu į Google Apps arba ten į Google Store arba kažkas ten ir įkrausiu visos tos žaidimus irgi į mano telefoną. Žinot, kada aš pasakiau, bet žinot, su telefonu labai sunku dalintis. Iš karto pusė vaikų, aš noriu telefoną, ne? Bet, okei, suprantu, ir norim visada naujesnį telefoną, ne? Norim visada naujesnį, kas 3 mėnesį jau naujesnis yra, kas 6 mėnesį tai už vapšė. Bet, žinot ką, kartais mama sako taip, ateik čia jau pietus.
Mama, toj, ateinu. Ir ateinam jau, bet jau tikrai jau suerzinti. Jau tikrai suerzinti ateinam. Žinot, su telefonu labai faina, geras komunikacijos būdas yra, bet iš tiesų kartais tai yra iš tiesų pykčių susierzinimo vieta. Nes mūsų širdis yra labai sukoncentruotas ant tų mažų ekranų, o taip, tai kad jau nebematom akių žmogaus, tą ekraną, suprantat, ne? Nu gerai, niekam aš neduodu man telefoną, nes suprantat, aš esu labai toks nova. Bet, žinot, yra dar kitas dalykas, kurį aš galiu turėti širdyje. Aš širdyse gal kartais noriu, aš noriu iš tiesų labai apkabinti. Kas nori mane apkabinti? Oj, aš noriu dar vieną. Gerai. Žinot, man labai norisi apkabinti kartais. Kartais iš tiesų, kartais irgi, tai būna irgi. Kas nors sako man, pavyzdžiui, brolis Elijas pasakys man, broli Jurgi, nu kaip tu gražiai šiandien atrodai, va taip, jis dažnai man tai sako. Bet ir aš, nes aš esu šiandien ne tas. Aš esu šiandien toks, nu ir ką. Suprantat, kartais irgi aš į savo širdį įdedu, o šiandien turiu tokią gražią knygą, kurią vadinasi Pakopa, labai gera knyga, ir pradedu skaityti, ir irgi tai įeina į mano širdį. Žinot, gerai, ten yra daug skirtingų dalykų dar. Aš turiu dar ir obuolių sūris, ir dar ten turiu, labai daug. Jeigu pradedu kasti, suprantat, tai neužteks, man atrodo, mišių. Aš medaus turiu ten iš karto po mišių, aš valgau ir... Žodžiu, tai ką aš noriu jums pasakyti, žinot, šitas širdis yra pertekusi. Daug ten dalykų yra. Ir man atrodo, kiekvienas iš jūsų širdžių yra labai pilnas. Berniukai, dabar paklausysim. Ir žinot ką, kartais aš noriu dalintis, kaip ir jūs. A kartais man tikrai nesinori dalintis. Ir mano širdis, net jeigu jisai pilnas yra, jisai darosi toks hudas. Labai mažas iš tiesų. Jisai taip. Jo beveik nesimato jau. Mes sakom apie tokius žmonės be širdies. Jie nematom, jie turi širdis, ne? Bet jie tų širdies nemato. Ir žinot, mano klausimas yra visada, kaip tą širdį dar pripildyti. Ir man toks yra būdas iš tiesų su mano širdžiu, aš turiu labai gerą gydytoją. Aš kartais padedu savo širdį, padedu jų prie Jėzaus širdies ir Jėzus pripila mano širdies. Ten vis tiek yra ir salsainiai, ir saldainiai, ir obuolių sūris, ir medaus, net ir telefončikas yra. Ir yra ir knyga, ir viską, žinot. Ir kas vyksta po to? Kada Jėzus paima mano širdį, kada jisai čiut su manim pabendrauja, jisai aš esu vopšeno, suprantat? Net ir norisi būti star. Bet, žinot, kas vyksta? Ten širdyse yra labai daug skirtingų dalykų. Ir yra paprasti žodžiai kartais. Kas padalins mano žodžielį kitaip? Padalinkite. Ir žinot ką? Kada aš pradedu melstis, aš paprastai, net ir paprastą žodžią pasakyti, Jėzu, pripilk mano širdį. Bet jisai ne tik pripilda mano širdį, jisai padidina mano širdį. Jisai daro, kad tas širdis yra labai didelis.
Aš jums visiems duodu tą, nes jūs dabar visi norite iš kažkas į mano širdį, tai aš suprantat, aš toks didis dabar, bet tai ne viską, Prašysiu patarnautoją, kad jisai gražiai pasidalins visiems vaikams. Ateik, padarink, Ir žinot ką, kartais, ir čia bus labai svarbu, brolis Paulius gal man leis dar kalbėti, nes reikia jau baigti, nes kitaip, tai suprantat, mes čia sėdėsim dar valandą. Bet kas vyksta, žinot? Vyksta kažkas labai įdomu. Mano širdis jau nebe mano širdis. Mano širdis tampa iš tiesų kaip Jėzaus širdies. Ir mano širdis, koks yra širdis? Matot mano širdis dabar? Didis ar mažas? Ne, jis yra labai mažas. Matot mažą širdelį? Matot ar ne? Čia mano širdis. Tik matot mano širdį, va. Matot va čia? Čia yra mano širdis. A tas širdis tai? A čia Jėzaus širdies. Ir jisai daro stebuklą. Jisai jungia mano širdį į savo širdį. Ir tokiu būdu aš galiu duoti labai daug. Nes aš duodu ne tik save, aš duodu Jėzaus. Ir tai daro didžiausias, didžiausias, nuostabiausias kardiologas pasaulyje, kuris vadinasi Jėzus. Ir šitą šiandien aš linkiu jums, ir net ir jums, ir tėvams irgi linkiu, kad jūsų širdis taps kaip Jėzaus širdies. Amen.